Klaipėdos ugniagesiams surinktos pratybos viename iš keleivius ir transporto priemonės plukdančių keltų, kuriame buvo imituotas gaisras. Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje keistai manevruojantį keltą Žalgiris žmonės stebėjo su nerimu. Iš kelto veržėsi dūmai, kaukė specialiųjų tarnybų sirenos, ant kranto rikiavosi gausios greitosios medicinos pagalbos pajėgos. Akys nemeluoja, ištiko baisi nelaimė. Laimė tai tik pratybos. Imituojama, kad laive Žalgiris iš karto nutiko net 4 incidentai. Mašinų skyriuje kilo gaisras, įtarta, kad ten liko vienas įgulos narys, be to už borto atsidūrė žmogus, o galiausiai gaisras persimetė į keleivių saloną ir denį. Ugniagesiai sako, kad tokios pratybos labai reikalingos, mat Klaipėdoje gaisrai laivuose nėra retenybė. Pratybos pavyko, didelis dėmesys buvo skiriamas įgulos bendravimas su mūsų pareigūnais, nes laivas tokie yra specifiniai gaisrai laive, kad yra labai sudėtingas išplanavimas pačio laivo ir šiuo metu vyko gaisras mašinų skyriuje ir mūsų ugniagesiai gelbėtojai atliko tą incidentą likvidavimą. Per pratybas petys į petį dirbo visos tarnybos. Gaisro gesinti atplaukė karinių jūrų pajėgų laivas Šakiai. Kelte gaisrą lokalizuoti bandė ir įgula, o kartu laivas bandė pasiekti krantą. Už borto plūduriuojančio žmogaus gelbėti atskubėjo pasieniečių kateris. Pasirengę padėti išanalizavę laivo planą, krante laivo jau laukė ugniagesiai. Jie surado žmogų įstrigusi mašinų skyriuje. Bendrovės Smiltynės Perkėla generalinis direktorius Darius Butvydas sako, kad tokios pratybos rengiamos kas 2 metus. Šiandien visi uosto kapitono tarnyba, gelbėjimo centras, visą tai koordinuoti kartu. Be praktinių įgūdžių yra pakankamai sudėtinga, todėl tos pratybos duoda labai daug naudos, būtent, sakykime, praktinių įgūdžių atsiradimui. Yra daug dievė, kad tik tokios pratybos ir vyktų, o nebūtų, sakykime, realių situacijų, kada tos praktinius įgūdžius reikėtų panaudoti. Bet ruoštis tam reikia. Akcinė bendrovė Smiltynės Perkėla, turinti 5 keltus, kasmet perkelia beveik 2 milijonus keleivių ir daugiau kaip 500 000 automobilių. Iki šiol incidentų keltuose nepasitaikė.